Labas, draugė. Rugpjūčio mėnesio pabaiga ir eisime pažiūrėti šiandien remontantinę avietę Denlyvą. Tai ankstyva remontantinė avietė. Ir pažiūrėsime, kaip jinai atrodo. Tai paminėsiu, Denlyva uogos saldžios, įdomios formos, ganėtinai tvirtos. Ir pasižiūrėsime, kaip atrodo Denlyva. Paskui dar pasversime, kiek sveria 10 uogų. Tai gero video ir einam pažiūrėti. Taip, randamės prie remontantinės avietės Denlyva, rugpjūčio mėnesio pabaiga. Uogos, matot, tokia forma, labai saldžios, stiebai truputį badasi, bet šiaip tokia irgi greitai skinasi, uogos tvirtos, saldžios, verta dėmesio uoga. Tai vat, nuskinsim 10 uogų ir eisim pasisverti, kiek sveria Denlyva remontantinės avietės. Tai skinam ir einam sverti. Taip, skinam 10 uogų. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, nu į delną vos telpa irgi didelės uogos ganėtinai. 10 jau sunkiai paėmiau. Tai einam pasisverti. Taip, randamės per svarstyklių remontantinė avietė Denlyva ir sveriam 10 uogų ir pasižiūrim, ką 10 uogų sveria. Ogi sveria 10 uogų 50 gramų. Tai va, draugai, matote, Denlyva 10 uogų 50 gramų. Gali būti irgi paklaida 5 gramai, bet esmė, kad 5 gramus uoga sveria. Tai va, draugai, toks svoris remontantinės avietės Denlyva. Tai va, draugai, taip atrodė remontantinė avietė Denlyva. Labai irgi skani uoga. Saldė, paminėsiu. Tikrai nustebint savo saldumu daugelį. Tai manau, irgi verta būtų savo sode pasisodinti remontantinę avietę Denlyva. Yra ankstyva remontantinė avietė. Krūmai apie 1,30 m, 1,50 m aukštis. Tikrai puikiai remontantinė avietė. Tai, draugai, ačiū, kad žiūrite. Linkėjimai, geros dienos ir viso geriausio. Jeigu video buvo naudingas, neužmiršk paspausti like, pasidalinti. Ačiū ir iki viso.